metais pasiūlė įsigyti Altamont Springse, Floridoje įsikūrusi draudimo kompanija. Štai kiek susirinko žmonių. Variantai tokie. A. Dar kartelį klausimą, neatsakysiu, ar visą tikrą. Kokį draudimą 1987 metais pasiūlė įsigyti Altamont Springse, Floridoje įsikūrusi draudimo kompanija? A. Draudimą nuo ateivių pagrobimo. Ten yra startas, čia registratūra. Draudimą nuo neištikimybės, labai tokia šiandienos tema, visgi Valentino diena neseniai. C. Draudimą vyrams nuo žmonų neplanuotų pirkinių. A variantas. Ir ši moteris tarsi iš Mėnulio nukrito su laimė, koncertų Viktorijos prizą. Tai, sakykime, ko jūs vardu? Judina, kaip jau, ar jūs pati gal su NSO susidūrusi? Sako, turėjau. Palauk. Gerai. Štai kiek ir žygiuotojų priekyje. Varo, visi varo, nieks nemiega, visi eina. Kas pakmielingi, kas ne. Visi eina. Oras pasaka. Pažiūrim, kiek gale žmonių. O, šitaip. Mes čia palaikom su Kešo tempą. Šilta, iš tikrųjų, va, net pirštinių nereik. Sakam, čia pažiūrėsim. Va, kokie miškai gražus, Kazlų Rūdos. Dar čia neiškirto juodėliai. Bet va ir čia teisėliai. Tik dar neapžiūrėjau, aišku. Didžiausi kirtėjai miškų juodėliai. Ir Ikėja. Marijampoliečių. Nu, Kešūne, pasirodyk. Ar riešuto? Nu, Kešūnė va vaišina, viskas tvarkoja. Gerai. Einam, ba. Nu, nesaka. Reikia, kad būtų šilta, nestovėjai ir nestovėjai. O, kad žmonės ilsisi ten, a mes keliaujam. Kešūnai va varo priekį. Pastovėjus. Tai vėso. O eit. Geriau negu stovėti. 12 kilometrų jau įmušėm. Kiek čia Kešą įmušėm? 12 km. Liko nedaug. Iki ryto baigsim. Geriau nenorėk. Degtukų neturim. Ko? Turim laužą, bet degtukų. Nežinau. Skelsim. Kažkaip tai. Turi. Štai ir aš. Sveiki. Kalimantingo sumuštinį net šilčiau. Ten. Kešūnė. Da, filmuoju tave, Keša. Viskį, pamojuok. O, šitai. Aš iškart priklijuosiu, nereiks nei prašyti. Gerai. Tuomsyk. Vo, kiek dalyvių, kiek čia žmonių.
kiek liaudės čia keliauja. Žygis geras. Smagu, oras geras, pasaka. Žmogus. Visi daro pertrauką čia. Va. Vieni eina, va, kiti žygiuoja dar tik tai, o mes jau varom tolyn. Nu, pasistiprinę. Grikių. Nesvarbu, kokį tai. Dabar laukia viskas skanu. Va. Toks tas pafilmuos. Jo, čia televizoriai. Šilėliai geri prieki. Tai va. Vokia šūniai. Viską, lėkiam. Liaudis eina. Nieko. Ir šilto kažko. Vis tiek šiltas maistas gerai gamtoj, ne? Kažką viskį šilto ir suvalgai visai kitaip. Jo, va toliau šutina liaudis. Jo, kokia kuprinė. Blek, Svarovskiais. Ne. Va, hop. Ei, čia ilgai nereik, paskui sudėsim. Kiek? Jo. Va. Sveiki. O, Hebra varo. Einam. Kokias 5 kilos jūrai reikia apsisakyti. Būt negerai. Ne. O, keli. Dabar brisim šitaip. Reikia dilgelių, kelienių ne. Jodam. Opa. Būtų įdomus tam draugam pabandyti. O. Ne. Ir pasispirai, ar ne? Tai kažkiek tai jo. Man tai. Mano manimu, tai kokį kalną gal biškį lengviau, žinai. Nu, įkalnė. O jeigu lygu, tai gal ir nereiktų reikalų. O, bananai tik auga miške. O, tai čia vėlį keliuką, viskas čia gerai. Titiritinė. Ne. Viskas su batais vaikėlį gerai. Biškai galvoju, kad prasčiau bus su jais, bet viskas kešūnė gerai. Ne ten jie. Nu, matai, batus irgi reikia, kaip sakyt, prižiūrėti. Aš juos vis būdavau nusiaunu, šitaip, žinai, bilia kaip. Šitus. Ir tie medžiai gale išplėšęs. Ir žodžiu, ten tokia, kaip batų forma, žinai, nu, kulnas, ten yra tokia plasmasė. Tai vakar paėmės iškirpau, mamukytė paėmus užsiuvų. Ir dabar kaip ir gerai. Kur gaila šiemet, orda mokės čia regatą batai tie. Su dviračiu labai būdavo smagu su jais. Ai, žinai, da, kas labai gera, labai didelė įtaka turi kokie ant dviračio pedalai. Jeigu siaurukai,
o koja tavo didelį, iš akys kaip pavargsta greitai koja. Ai ne, visai jėga kojas. Taip, reikia kuo Kuo platesnis, kad pedalas būtų jo. Aš keičiau, buvau keitęs, ant šito nekeičiau dar. Gan šito ir taip jie platus. Gan. Tai va, reikšmė yra. visokius miuraskas. Ką? Kol tu žinai, va, visokius miuraskas. Ne, nu tai žinai, kaip išvažinėjęs tiek, paskui su kitais pabendrauja, žinai, irgi. Tai daug visko atrandi. Tai gal Facebook'e tokioj grupėse, nėra? Ne, Tokių dviratinių. nu tai tuo Šiauliuose biškį, bet tai ten, mes ten dviese būdavau su tuo, už mane dar vyresnis šeimos žmogus, tai kaip turėdavau laisvo laiko, tai išlėkdavom, žinai. Tai irgi šitas hybridas. Jo, labai žiauriai įdomus dviratis. Impulso variklis. Jau čia grynas vokietis, tai jau jų net negamina. Tai senų modelis. Jo. Bet gamykliškai gale tenai ant to pulto suspaudyti gali taugi kiem 5 padėti mint. Jis ten įsenai pirkęs, sakė, daug mokėjo, aišku. 14, kiek tai tūkstančių nuvažiavęs jau. Bet tai sako, aš jau jį turiu gal 7 metai, 8. Po šokį nieko nejauti. Jisai martizuotas irgi. Šakėse yra martikas ir reimeda. Ir ten ne bet koks, o orinis. Jisai prisipučia. Reguliuojasi. Ratukas mažai. Ne, normalus. Ratai, kaip ir visų. Kaip tavo. Ne, mažesni ten biški. Kaip mano. Va. Tai nupirkus ten nebrangiai. Bet jį reikia biskį remontuoti. 18 000. Tas ten įsardė. Pakeitėte tokius guolius, tokius krumplius variklį. Ir viskas kainauja. Gal kainavo tai koks 100, nu gal 1,5. Tai ten mažusinė dėvėtas veža. O, skanaus? Kur arbata. O kam tau jūs? Eik tu kur. Pusės tau tos arbatos dar neišgėrės. Užkandukai, viską. Su svogūnais. Nu ką, liko 2 kamu. Ale sportavot neblogai. Sako, skauda šonus, žiūrim jau nėra. Kam tavas vandeniu? Sausai. Ką? Tai palauk, einam čia kur į šoną. Tai čia tada reikia. Bet jau čia tokiam reikia dar. Ne, noriu. Okei, šių. Kas, kai? Kes? Kur bus tai gali. Ir brangoka, bet vis paruošti ir valgyti nereikia senu. Nu čia dievažinį. Jo, bet tie biskiai su tais indukais, tai jie tie suklaidinė žmonės. Tipo turėk savo indukus, o čia viskas. Nu, čia jie apgalvotai svorį kada panešta. Kad ne, tai sausas.
metrą vaidžiam grįžę. Drąsiai. Toj trioboj. Gonkose tos. Prisimint senus laikus. Nepamiršau, kai lietų šaukiai. Per duotovės. Atsimenu. Atsimeni, kaip lietų šaukiai? Bet lyt pradėjau. Ar lietai, neatsimenu, ar lietai nustot, ar lietai lyt. Gal kad nusto. Lyk, pradėjo dainuot, kur važiūrų lyja, bля. Jo, seni laikai įdomus, ne? Atsimeni, kaip fotkinomės, atsimeni, kaip buvau apsirengęs tokiu ploščiu. Dar kažkur fotkė buvau radęs. Pasaurima, Jo, ten nežinau, senelio tokį ploščių, karočią skrybėlę. Ir varėm į kaimą. O kaip hebrai, atsimeni, kaip einam į Pardė, Novrys atsimenu. Ir hebra prie parduotuvės. Kažkuris aš tiek, kur kas daugiau sugalvos. Vien nesąmonė. ne vyną pripis atsveik. Tai vynu, bet kaip mes jiem davėm šunų maisto. Šunų maisto? Pridėjom į krepšiuką čipsų. Hebra norit užkasti. Karočią tie, išeinam iš tos. Blėt. Jo. Dabar nieks tokių didelių namų nestato. Kaip ir Marija, va ten, kur važiuoju. Eina na, 3-4 aukštų. Ten šeimų 4 gali gyventi. Na. 300 kvadratų. Nieka paskui vienas arba du. Na, vaikai užauga, išeina. Kabratkos dabar sako, kur tų kvadratų čia tiek dachuje, kam čia jų reikia. Tai pasitas geoterminis, žinai, šildymas. Štuką kilovatų įsukdavo elektros per mėnesį. Na, taip, ir mano dėčkas pasidaręs irgi. Gal ir kompensavo gal kiek tą? Kažkiek, nežinau, reik Bratkos paklausti. Turbūt, kad kažkiek tie procentų valstybėje. Kur Bratkos gyvena? Prie Marijos. Link Vilkaviškio išvažiuojant, kaip jeigu važiuotai nuo iš Marijampolės link Vilkaviškio, tai iškart iš miesto išvažiuoju į sodą. Jo. Žiauriai. Tai savo laiku nupirku. Tokį sklypą. Ne, nu, madoj. Šitos eina. Tik tai. Tai va tokį stogą, o tie buvo toks. Projektai. Jo, nu jau buvo padarytas. Aha. Tai jie nuo griovį perdaryti viską. Nu, žodžiu, paliko tik tai vidų. Kur per kokius, žinok, per mėnesį gal, 3. Viską ant pusę. Kaliai, hebra dirbo tie nuo ryto iki vakaro. Nelabai brangiai. Jo, tai Bratkui patiko tie meistrai. Ir kaina, nu, sako, neblogą sutarėm ir karočią terminą su plaučiais turiu rūkį jaunystį. O tai kada tas rūkyti nepigiausias metė? Oi, aš paprastų cigarečių, tai Anglijoje gal. Kurva, kokie 8 metai jau dabar. Tai kad užpėsau, kainas nežmoniška, kurva. Ryte, karočią, užtrauki, sprengsi, žiaukči. Na, galvoju, kam čia žiūrės rūkyti. Tai hitsus paskui metus atraukiau, atsiradau tie. Tai irgi atsibodo, iš numečio. Jo. Tai kad būdavo 5 Marlboros Anglijoje, 5 svarai. Jau atvežtas šitas lietuviškas. Jeigu pirktai tenai 8 gal, 10. Prieš kiek metų? Nu. Tai dabar kiek kainuoja? O čia dabar šiek pieniniai. Fūras krauna. Jo. Gera tai jo alga, blemba. Grafikas. Geras. Sako, laisvo laiko daug turiu. Nu. Viskas kitoks. Ramus. Žiauriai. Jo. Jie už tai sauri ir ne, mes sako, taip ir tai sutarėm, žinai. Kai vaikai da buvom, tai buvo pokai. Sako, šiaip tai tiem. Sako, jis toks nervinikas, visą laik buvo, sako. Varom laiptais? Varom.
tas poilsis yra tokia savo vietoje būna. Jo, jis toks ramus. Pas uošvius gyvena, nuosavas namas, sakė, 2 aukštą įsirengė. Sakė, uošviai geri. Uošvis mašinas jau remontuoja. Jau jis daug metų, gal ženykis. Ai, sako, kas to ženybuš? Ką? Kągi ten pakeis? Gerai sutartume. Jau vienamų duris nepaina, nematai vėda. Matai irgi jau kuruo šitą kirkšnį. Nu, laiptais liuptai aš jau nežinau, kaip užlipsiu. Tai. Nu, paskutiniai 100 metrų, aš manau. Na, taip, negali būti labai toli. Čia jie užmetė tų kilometrų. Čia mes pirmai galvojom vietoj. Tai taip va visą šitą kazlų rūdą praėjo. Nu, tai ką, sakau. Čia labai kur iš šono, jeigu nebuvau nuėjęs. Tai dabar va eisim čia iki miško ir suksim ir į tą pačią vietą ateisim, kur išėjom. Į dešinę. Smagiau, ir dienos ilgesnės, ir 5 šviesų dar ne. Jo. Pusė 4, bet... Nu, kaip neapsiniaukė, tai jo. Tai per šventinį gėlį. Tai prieš naujus sutikau tie tokį draugelį Šiauliuose. Nu, jis netikras šiaulietis. Jisai iš Akmenės, bet užsienystė. Čia Marija, aš su juo tūsinės. Tai sutikau, tai ten bare biškį pavarėm. Jis Vokietijoje dirba daug 7 metai. Tai sako, tai dalyvų čia. O, jau, žiūrėk į mišką lendam, ačiū Dievui. Tai ta moteris, kur praėjo, tai su 3-8 km, man atrodo. Tai jau baigė. Na. Tai gal 8 pradėjau. Tai žinai. Kas tie? Kapą, tai Pametei kažkas. likus, man mačiau, kad 3-8. Tai kad šlaunis tai jaučiasi. Tikslas pasiektas, galima sakyti. Jau matau. O, gerai. Nu, žinok, pavasarį, kada šilta, mažiau prisirengęs, patogesnė avalynė. Tai žinok, įmušta ir daugiau. Tai dabar reikia ir naikė. Reinam. Kaip Volvos geros mašinos. Čia tikriausiai darė. Tai keistas. Diržas mano traukis, keistas variklis, diržė keistas. Bet tai nuvažiuota gal su ja. Ne taip, kaip mano draugėlis, blemba. Sako, pizda, reikia jau keist mašiną. Ura. Prieš 2 metus pirko 7 000 nuvažiavo. Ura, tai žmonės pizdi. Nemąsto visiškai. O taip, vyrukai.
Yes. Yeah. Sveiki atvykę. Nu, sakau, kad į tą pačią vietą pareisim. Gerai. Ašara. Nu, Katas veikia čia ir turėtų. o jo. Ne, tai jeigu, žinai, viskį pasiruoš, tai pasportuotai, tai. Matai? O ne? Baigė jau. Ką? Ką sakai? Jo, tai eisim būtinai. Kaip be fotkės. Tai ką, viskas, kur mes einam? Kur eit? Tai. Ne, tai ten finišas, ana. Žiūrėk, girdi? Kągi ir jo, iki 11, taip sakant, negalima viešai klausti antras amžiaus, tai iki 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasėdėjo, jinai skris, 8, 9, 10, 11, taip, Trenktūro gimtadieniai galite užsisakyti, tokia programa įvairiai yra. Galit kreiptis dėl gimtadienio šventimo, nuvešit visi kokį mišką ir švesit kaip mes ir toliau. Gerai, bet jūs čia atėjo dėl frisų, ar ne? Mes jau visai buvom pamiršę, ką veikia. Prieikit arčiau, kas čia nori iš manęs išsimušti, kokią turim publiką. Taip, iš kokio kilometražą grįžo? 26? Ką? 16? 16, ar ne? Gerai, rimtai. Bet tai kur eiti dėl medalių? Dar reikia vieno dalyvio, kas dar atbėgs. Monika, gal jūs prisų tokia vis tiek? Bagota, ar jau per daug aš jūs įtraukiau čia? Gerai, sustokit po du, jeigu galite, sustokit po du. Jo, nori vadinti komandas. O, taip, nori ir atėjo. Ir pasakė šiek toliau mes. Tai nesuprantu, aš nebiškai nieko. Ai, čia, palauk. Aš nežinau. Tai grįžom, yes. Tai geltona, o tai geltona kiek ėjo? Ta 16? 16. Tai mes kietesni, na. Aišku, kojičių, bet rankyčių. Tai rankytės, tai da ir, bet. A, tai bilietą reikia rodyti, jo? Jo, ne, viskas čia gerai. Čia bilietą duot nuskaičiu? Tai taip, tai jau aš. Skanuok, nu. Įveikėm mes. Nu, paskutiniai kokie 4 jau... Jau blėka per... Šitas labai per miestą kažkaip ilgai ėjosi. Ir asfalto. Ir asfalto eit, matai, viskį daug sunkiau. Taip. Tai ir tie galėjai eit, ten turi tų mėlynų. O kas čia duo? Gausi nuo 3 vaistų. Palaukit. Dėlėm ilgesnį. O tai tų vaistų nedavė kūro. Tai tie mums nepriklauso tie vaistai? Tai ten gal kas 3-8. Gal. Va, tai tie geltoni ten. Dabar du žodžiai, 3 žodžiai. 3 žodžiai. Kešačiai. Geltoni tai jau gal. Va, ekoservizas, mes švara ir tvarka. Taškas, Trenktūra. Einam prie stendo, nusifotkysim ir... Keliaukit atgal. A ne?
Nu, važiuojam. Pohui, pažiūrėsim. Nutaikysim gal momentą. Važiuojam. Pažiūrėsim šokoladą. Ir taškas šitai komandai. 2-1. Jūs lygiaverčiai, aš negaliu. Ir taškas šitai komandai. 3 taškai. Ir jis laimė Grand Prizą. Pažiūrėk, mūsų o dieve, kaip Eik tu, tete. Gerai. Priešininkų Čia komandai ilgai taip Taip. lauksim. Kadangi Galim eit prie taip Neptūno kietai vandens varė, nusifotys. Tai bus prikolas. Ir Monikai, kad nepajaus Tai, nu, čia laukiam ar nelaukiam. O tai čia tos košės tai nebus? O tai čia... Gal ne? Ne, ne, tai jau kapčia. Valgyk šokoladą, ką patenkinti. Bet kurioj kaviniai, bet kurioj. Ir dar kartelį paplokim Monikai su gimtadieniu, dieve mano, fantastika. Geriausias būdas švęsti gimtadienį su traktoru. Ir iš karto prizą gaus tas, kas prisižada kovo 29 į kur? Į kur? Į Anykščius, kas pasižada? O, ateikit prizą. Reiks nusipirkti bilietą jau šį vakarą, gerai? Ai, rimtai? Jokių naujų klientų. Na ką padarysi. Ačiū Jums, kad dalyvavote ir primenu dar kartelį, lauksime Jūsų kovo 29 Anykščiuos. Eisim į Anykščius. Ar reikia? Aimis metų. Einam, ten sustoja prie finišo, nusifotkysim ir viskas. Nu, Prie finišo. ar tai reikia? Eik, tu da čia lauk tiek. Metų varom geriau namo. Varom. Nusprendė, Mes iš ten atėjom. tai jeigu mes dabar išeitum, ir ten reiktų eiti. Yes.